Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien labai trumpai pristatysiu Excel'o funkcionalumą What If, būtent GoalSeek dalį. Tai galite rasti per meniu juostą Data, What If Analysis ir GoalSeek. Sakykime, yra tokia situacija, kad vadybininkas su klientu sutarė, kad galutinė prekių kaina yra 395 eurai. Na ir išrašant faktūrą, vadybininkui reikia nusirodyti nuolaidos sumai be PVM procentą. Kad nebandyti čia įrašinėti kažkokius skaičiukus ir tikėtis, kad pavyks šitą sumą išgauti į 395 eurus, galime pasinaudoti būtent What If Analysis GoalSeek funkcionalumu. Tai pirmiausia reikia nusirodyti laukelį, kur norime pasiekti kažkokią tai vertę. Tai šiuo atveju ar nebūtų mūsų suma su klientu sutarta kaina. Tada nusirodome vertę, būtent kurią norime išgauti. Tai bus 395 eurai ar ne. Ir nusirodome laukelį, kuris turėtų būti kažkaip pakoreguotas, kad būtų išgauta ta mūsų norima vertė. Na tai mums reikia nuolaidos procentą ar ne. Tai nusirodom čia, spaudžiu OK. Na ir Excelis paskaičiavo. Išskaičiavo, kad reikėtų įrašyti 21% nuolaidą sumai be PVM, kad visi šitie skaičiukai pasiskaičiuotų ir galutinė kaina sutarta su klientu gautųsi 395 eurai. Tai taip gana paprastai, be labai didelių pastangų buvo galima išsiaiškinti, kokį procentuką įrašyti. Gali būti ir kažkokios sudėtingesnės situacijos, kur galima pritaikyti šitą GoalSeek funkcionalumą. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.